Aš Juozas, elektrikas, Antakalnio būstas. Šiandien mes randamės vienoje iš namo skydinių, kur pabandysime pakalbėti apie kontaktų šilimą, fazinių, nulinių laidų, nulinių gnybtų, taip pat automatukų išeinančių laidų kontaktų paveržimą. Tam atsidarysime skydą. Skydę mes matome įvadinį automatą 100 amperų, būtų išeinančius automatėlius po 63 amperų ir bendro naudojimo automatėliai plus bendro naudojimo apskaita. Apskaitos skaitiklis. Žodžiu, kad įsitikint ar nekaista mūsų kontaktai, mes turime termovizorių, kurio pagalba mes pasižiūrėsime į įvadinius gnybtus. Įvadinius gnybtus nieko mums kol kas blogo nerodo. Reiškia 22 laipsniai, reiškia perkaitimo nėra. Po to pravedame būtų automatų išėjimus ir įėjimus. Va čia mes turime truputėlį padidėjusią temperatūrą, 24-25 laipsnius. Mes po to pamėginsime paveržti. Apatinę grupę pražiūrime. Nieko, viskas yra gerai. Bendram naudojime tai apkrovų neturėtų būti, todėl viskas vyksta pagal planą. Svarbiausias dalykas tai mūsų įvadiniai ir išeinantys nuliniai gnybtai, nuliniai kontaktai, kurie turi būti patikimai priveržti ir neturėti jokio šilimo. Viskas yra normalu, čia yra 20-19 laipsnių, tai praktiškai patalpos temperatūra. Va, įsitikinę, kad mūsų kontaktai nekaista, išskyrus vieną, kurį mes paveršime. Yra dar ir kitų prietaisų, tai gali būti lazerinis temperatūros matuoklis, kurios spindulėlį užvedus ant kontaktinių gnybtų pamatytume rodomą temperatūrą. Kontaktų paveržimai ir profilaktiniai darbai vykdomi kartą į metus, būtent kontaktų paveržimo darbai. Ir vykdome tada, jeigu yra avarinė situacija. Sakykime, atvažiavom, pastebėjom kažką juodo, čirškiančio ir su didelė temperatūra, tada priverstinai avariniu būdu išjungiame namo apkrovą ir darome sutvarkymą. Šiuo atveju mums būtų automatėlyje, reiškia, truputėlį padidėjus temperatūrą vidurinio automatėlio, mes su saugiu izoliuotu atsuktuvu iki 1000 voltų, patikrintų atsuktuvu, kryžminio, mes galim drąsiai, stovėdami ant elektrinio kilimėlio, drąsiai paveržti visus netgi automatėlio kontaktus. Tai mes nenusižengiam saugos taisyklėm. Pasitikrinam visus kontaktėlius. Įvadinio kirtiklio kontaktų paveržimai po įtampą pavojingas dalykas, bet mes turim
tokį raktą su patikimai izoliuota rankena. Jis dar apsuktas izoliacija tam, kad neužtrumpintume greta esančių kontaktų. Atsargiai galima, žinoma, paveržti. Truputėlį proto ribose, nes galima ir nusukti sriegį. Atlikus visų šitų automatėlių kontaktų paveržimą ir kontaktoriaus, kontaktų paveržimas atliekamas tam, kad nevyktų kaitimo gyslose ir ne tik gyslose, ypatingai nulinių kontaktų paveržimas, jeigu dings nulis, nudegs nulis. Prasidės procesai negeri, tarpfaziniai ir būtuose įvyks buitinės technikos gedimų. Taip pat pagrindinis dalykas gaisro sukėlimui. Tai izoliacija labai neblogai dega ankstesnio periodo ir gali įvykti gaisras. Sutvarkius, paveržus, mes turbūt galime skaityti, kad šitas skydo profilaktinis remontėlis atliktas. Ir uždarome spintą ir užsukome.